Labas rytas, mėly tarybos nariai, mėly kolegos, kurie atvykę iš administracijos seniūnijų. Sveikinuosi ir su tais, kurie stebi nuotoliu mūsų posėdį. Iš ties šiandieną tokia ypatinga diena ir džiaugiuosi, kad radot laiko, 21 tarybos narys dalyvauja posėdėje, yra tikrai labai džiugus skaičius ir šiaip jau esu sakęs, kad labai džiaugiuosi dideliu aktyvumu tarybos narių ir tai rodo, kad tikrai jūsų požiūris į rajono valdymo problemas, jų sprendimo būdus yra tikrai labai pozityvus ir sveikintinas ir labai geras. Didelis ačiū Jums šiandieną. Tai turbūt pradėsim, kaip visada įprasta pas mus posėdžių metu, nuo mūsų gražiosios gaidos ir pirmiausia norėčiau pakviesti Genę sveikinimui. Sveikinam mini jubiliejaus proga, kas buvo surprizas, labai džiaugiuosi sveikindamas ir tikrai jums ko geriausios sėkmės, taip pat aktyvios veiklos ir labai geros sveikatos, gero poilsio. Ačiū. Kitas mūsų jubiliatas, Paulius, nenoriu minėti jubiliejaus datos, nes visi būsim nustebę, koks yra jaunas vaikinas mūsų tarpe, bet labai patyręs, tikrai inteligentiškas ir siekiantis netradicinių verslų, kas man asmeniškai labai imponuoja. Ir turbūt tai yra vienas iš tokių požymių, kad jauni žmonės sukuria labai įdomias perspektyvas. Tai didelis ačiū, kad daro didelį indėlį jūsų rajonui. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai pereiname prie registravimo. Tai registruojamės. Pirmiausia, pažiūrėkime, kiek čia mūsų iš tikrųjų juridiškai yra. Registracija baigta, 21, užsiregistravo 21, nedalyvauja. Tai turbūt viskas, kvorumas yra, viskas yra gerai. Ačiū labai. Mes turime vieną klausimą mūsų darbotvarkėje ir tai yra dėl Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. Tai mes turėtumėm patvirtinti darbotvarkę. Ar galim bendru sutarimu patvirtinti? Ačiū labai. Nusišalinimai. Iš tikrųjų situacija tokia buvo dviprasmiška. Vakar išplėstiniam kolegijos posėdėje mes aptarėm visus klausimus ir išsiaiškinom situaciją dėl teikimų. Ir vienaip ar kitaip liečia nemažą skaičių tarybos narių su žmonėmis, kuriuos šiandieną svarstysime, suteikiant tokius titulus. Tai gal galima būtų sakyti, kad giliau įtvirtinant tikrumą, tiesiog yra teikti nusišalinimai, bet siūlyčiau tada nusišalinimus atmesti, jeigu jūs pritartumėt. Pritartumėt. Tai tada nusišalinimus atmeta. Bet pakarsinti vis tiek turim. Ką? Vis tiek turim pakarsinti nusišalinimą, būti kokia ne. Tai gerai. Galiu? Gali. Labas rytas visiems. Yra gautas nusišalinimas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narės Neringos Klimavičienės. Tarybos narė nusišalina nuo darbotvarkės pirmo klausimo dėl Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo svarstymo, kadangi šiame darbotvarkės klausime yra
jos siūlytas kandidatas į garbės piliečio vardui suteikti. Reikėtų jūsų tada sprendimo dėl šio būtent nusišalinimo. Mes jau darom perteklinį dalyką. Tai jau buvom sutarę, kad nusišalinam, nes tai liečia daugiau žmonių. Tai gal čia dabar nebedarykim dar tokių dalykų. Tai tikrai jau pritarėm tam, tai kviečiam Neringą grįžti atgal, nes buvo teikta ir nuo valstiečių, tai mes visą tai sprendėm vienu sutarimu, kad mes nusišalinimus atmetėm. Ar tam pritarėm, visi vieningai. Tai gal tada tuo ir baigiam. Gerai, ačiū labai. Tai sakau, mes jau čia truputį ir taip esam. Tai buvo vakar teikta, kad tai yra teikta buvo viena kandidatūra nuo valstiečių frakcijos, tai reiškia visos frakcijos vardu, tai yra didelis skaičius žmonių. Tai dabar šiuo atveju vėl suvedam į vieną eglę. Aš nežinau, ar čia mes taip korektiškai darom. Tai prašom, Eglė. Labas rytas, tai aš taip pat norėčiau nusišalinti nuo šio svarstomo klausimo, dėl to, kad pati kaip frakcijos seniūnė teikiau vieną iš kandidatūrų. Gerai, tiesiog formalumas išgirsti vardai pavardės, vis tiek procedūra tokia yra, vis tiek turim reglamentą. Tai ne viskas jau tada jau. Aš nežinau, mes jau čia peržengim tas ribas. Žinau. Gerai. Tai visi nusišalinimai priimti, sutarėm dar antrą kartą, kad atmetam nusišalinimus. Ar visi pritarėte? Ačiū. Pagaliau tą klausimą įsprendė. Pranešimai, ar būtų kokiu nors pranešimu? Nėra. Tai pradedame dirbti pagal darbotvarkę ir klausimo pristatymui noriu pakviesti komisijos pirmininką Algirdą Venskų. Komisija buvo sudaryta ir tai labai solidi komisija, yra patvirtinti komisijos nuostatai, yra 11 komisijos narių, tai praktiškai labai solidus veiksmai. Prieš tai noriu pasakyti, kad taryba buvo patvirtinusi garbės piliečio suteikimo nuostatus, patvirtinta komisija, siūlyti kandidatai, priimti komisijos sprendimai, vyko švietimo komiteto posėdis, išplėstinė kolegija ir vyksta tarybos posėdis. Tai praktiškai mes praėjom visas reikiamas procedūras. Tai suteikiu žodį Algirdui, prašom pristatyti. Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, gerbiamas merė. Svečiai, man šiandien didelė garbė ir atsakomybė pristatyti kandidatus į Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo gauti. Taigi, jeigu leisite, perskaitysiu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Ir po to, jeigu neprieštarausite, pabandysiu glaustai charakterizuoti papildomai pristatomus asmenis. Taigi, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. Taryba nusprendžia suteikti Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Leonui Apšegai, politikui, visuomenininkui, kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signatarui, ilgamečiam Kupiškio rajono savivaldybės merui už pilietiškumą, pasiaukojimą, aktyvią veiklą ir išskirtinus nuopelnus garsinant Kupiškio kraštą šalyje ir pasaulyje. Antra kandidatūra. Daliai Dyrieniai, visuomenininkiai, politikiai, tremtiniai, už pilietiškumą, aktyvią savanorystę, vertybių puoselėjimą, už rezistencinio pasipriešinimo ir tremties istorijos išsaugojimą ateities kartoms ir nuoširdų atsidavimą Kupiškio kraštui.
Trečia kandidatūra. Vidmantui Jankauskui, kraštotyrininkui, dailėtyrininkui, žurnalistui, leidėjui, už pilietiškumą, Kupiškio krašto istorijos ir kultūros paveldo tyrinėjimą, leidybinę veiklą, istorinės atminties puoselėjimą ir Kupiškio krašto garsinimą šalyje ir pasaulyje. Ketvirtoji kandidatūra. Daktarai Aldonai Vladislavai Vasiliauskieniai, istorikiai, už išskirtinį indėlį mokslo, švietimo, kultūros pasiekimus, profesionalų muziejinį darbą, leidybinę veiklą, istorinės atminties puoselėjimą ir Kupiškio krašto garsinimą šalyje ir pasaulyje. Štai tos 4 kandidatūros, dėl kurios jūs, gerbiami tarybos nariai, turėtume nuspręsti. Šios kandidatūros, kaip jau meras minėjo, buvo nagrinėtos tiek komisijoje, tiek komiteto posėdėje, tiek kolegijoje. Bet vis dėlto aš pabandysiu dabar glaustai charakterizuoti pristatomus nominantus. Taigi, Leonas Apšega, politikas, visuomenininkas, ilgametis meras. Turbūt vienintelis, ne, turbūt tikrai vienintelis mūsų nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. Kai mes galvojame ties motivacija, kodėl ir atsirado toks žodis pasiaukojimą, taip pat po nedidelių svarstymų mes tam pritarėm dėl tos priežasties, kad iš tiesų mums belieka prisiminti 91 metų sausio 13-osios įvykius ir būnant aukščiausios tarybos deputatu, jam tikrai buvo pakankamai rimtos dilemos ir išbandymai ir jis garbingai išlaikė. Na, būdamas meru jis ne tik tai daugelio iniciatyvų autorius buvo, bet ir tarptautiniu mastu jo darbai buvo žinomi ir vertinami. Partnerystės, užsienio delegacijos, kurios pas mus ir rytoj lankysis, daugelis jų sutarčių su jomis užsienio šalių savivaldybėmis buvo sudarytos merui Leonui Apšegui einant pareigas. Holokausto atminimo aukų lenta 2004 metais atidengta buvusioje sinagogoje taip pat Leonui Apšegui einant mero pareigas. Atidengta ir iš tiesų tai vienas pirmųjų Lietuvoje holokausto nepriklausomos Lietuvos istoriją įamžinimo įvykių ir atvejų. Rotary klubo veikla taip pat tęsiasi iki šiol, tai pirmasis jos prezidentas šios organizacijos čia pas mus. Na, matyt, ar būtų galima daug vardinti gerbiamo Leono Apšegos nuopelnų. Jūs, ko gero, taip pat galėtumėt ir papildyti ir daugiau argumentuoti, bet manau, kad jeigu glaustai, turėtų to pakakti. Jeigu mes kalbėtume apie Dalią Dirienę. Dalia Dirienė, visuomenininkė, politikė tremtinė, kurie savo asmeninę patirtimi liudija mūsų didelės dalies tautiečių skaudžias patirtis. Patirtis tremties, politinio įkalinimo, represinių struktūrų veiklos čia Lietuvoje. Ir jos nuolatinis gebėjimas ir noras dalinti savo patirtimi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Būtent šiais metais, 25 metais, birželio mėnesiais, Strasbūre, Europos parlamente, ji taip pat liudijo Lietuvos tremtinių
patirtis, autentiškas patirtis asmeniškai. Manau, kad tai balsas tremtinių, kurie daugelis jau negali kalbėti, dėl to, kad jie arba paliko jau mus, arba tiesiog dėl sveikatos būklės negali to padaryti. Todėl Dalios Dirienės veikla, manau, išskirtinė ir reikalaujanti dėmesio. Trečioji mūsų kandidatūra - Vidmantas Jankauskas, kraštotyrininkas, dailėtyrininkas, žurnalistas, leidėjas. Kupiškėnų enciklopedija 3 tomai, kurie iki šiol stebina ir kelia tam tikro, sakykime, balto pavydo jausmą daugelio rajonų lankytojams, kurie pas mus lankosi bibliotekoje. Daugelis klausia ir nesupranta, kaip gali atsirasti tokios apimties leidinys. Iš esmės vieno žmogaus pastangomis, su bendradarbiai žinoma, ir tas daugiau kaip 20 metų darbas yra unikalus. Unikalus savo apimtim, savo svoriu, tiek mokslinio tyrinėjimo, tiek kaip sudarytojo, kaip žurnalisto, kaip galų gale techninio maketuotojo. Tai yra nepaprasto pasiaukojimo savo kraštui pavyzdys. Almanachas Kupiškis, kuris bus rytoj čia pas mus bibliotekoje pristatomas, taip pat jo iniciatyva leidžiamas ir kiekvienais metais vis papildoma mūsų krašto leidinius. Kaip ir Kupiškėnų biblioteka, kurią jis taip pat inicijavo. Ir vėlgi 2 knygelės bus pristatomos jau rytoj. Tai štai tokia Vidmanto Jankausko tylaus, kruopštaus ir labai atsakingo, pasišventusio savo kraštui žmogaus veikla. Nebejoju, kad jis nusipelno šio garbingo vardo. Na ir, ko gero, skaudžiausia mūsų netektis paskutinių dienų, 4. nominacija, daktarė Aldona Vladislava Vasiliauskienė, deja nesulaukusi šio sprendimo, šio apdovanojimo, prieš keletą dienų jį mus paliko. Šios asmenybės išskirtinis indėlis į mokslo švietimo ir ypatingai dvasininkijos vaidmens atskleidimo mūsų dabarties visuomenėje. Dvasininkų tiek kultūrinis, tiek visuomeninis veikimas čia dabar šalia mūsų nepaprastai gražiai būdavo atskleidžiamas jos konferencijų metu, kurių čia mes turėjom ne vieną, turbūt gerą 10, čia pat mūsų rajone. Jos veikla tiek plati buvo, kad ir daugelis kitų Lietuvos rajonų taip pat jie puikiai prisimena, nuo Ignalinos Zarasų iki Suvalkijos. Ir visur jis suspėdavo, turėdavo nepaprastą darbštumo ir istorikės talentą dirbti su archyvais. Tai viena jos veiklos pusė, kita veiklos pusė yra ukrainistika. Dar toliau iki tų paskutinių metų įvykių, kada prasidėjo plataus masto karo veiksmai Ukrainoje. Dar nuo 2001 metų daktarė Aldona Vasiliauskienė domėjusi Ukrainos istoriją, dvasinę istoriją, ypatingai bazilijonų kultūrinių dvasinių palikimų čia Lietuvoje. Ir jos inicijuotos knygų leidybos, tyrinėjimai tiek Vladimiro kalėjime, kada jie įamžino Mečislovo Reinio, vyskupo Mečislovo Reinio atminimą, tiek Ivano Franko universitete Ukrainoje buvo didžiulės apimties ir reikšmės.
nebereikalo jie apdovanota kunigaikštienės Olgos ordinu Ukrainoje. Tai manau, kad vėlgi abejonių dėl šitos kandidatūros nei komisijai, nei mums, kurie teikia šią kandidatūrą, nebuvo. Tai būtų tiek iš mano pusės, pristatant šias asmenybės. Jeigu tarybos nariai turėtų klausimų ar papildymų, maloniai prašytume. Ačiū Algirdai už išsamų pristatymą. Iš tikrųjų labai vertinga informacija ir labai svarbi visiems ir čia, kurie mes esame, ir iš tikrųjų tie, kurie stebi mus ir klauso, ir tai ta tikroji atmintis arba tų darbų, tų žmonių nuveiktų darbų išvardinimas arba nuolatos prisiminimas gerų darbų yra tikrai didelis pliusas, didelis ačiū Jums už tai. Kas norėtų kolegos paklausti? Čia tiesiog klausiau tarybos narių. Ar būtų kokių klausimų? Nėra. Komiteto išvada, Neringa, prašom. Labas rytas visiems. Kupiškio rajono kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komitete mes svarstėme šį klausimą, tikriausiai vieninteliame komitete prieš šį tarybos posėdį. Gerbiamas Kupiškio rajono savivaldybės garbės piliečio vardo komisijos pirmininkas išsamiai, aiškiai, labai gražiai pristatė kiekvieną kandidatą. Kandidatai tikrai yra verti pasiūlyto garbės piliečio vardo, tad visi komiteto nariai džiaugiamės kartu, kad po daugelio metų mes turėsime galimybę suteikti garbės piliečio vardą, jeigu taryba patvirtins, žinoma, ir visi nubalsavo vienbalsiai, pritarė šiam sprendimo projektui. Ačiū. Ačiū, Neringa. Kas norėtų pasisakyti? Jau buvo pasisakymai komiteto ir išplėstinės kolegijos posėdį, tai ačiū, kad mes aptarėme plačiai šį klausimą. Tai kviečiu balsuoti. Balsuojame. Balsavimas baigtas, 20 taip, sprendimas priimtas. Ačiū pranešėjai. Ačiū tarybos nariams, mes nepraleidom progos padaryti gerą darbą. Ačiū. Ir ačiū. Trumpa replika po balsavimo, tai mes esam, kaip minėjau, patvirtinę mūsų nuostatus garbės piliečio vardo suteikimui ir vakar diskusijoje jau mes pamatėm, kad yra turbūt kokie 3 variantai, tiksliau 3 galėtų būti pasiūlymai jų tobulinimui, nes kaip Algirdas minėjo, mums teko ir daug rimtesnis išbandymas, tai kad vieno garbės piliečio mes netekome, tai tuose nuostatose yra pažymėti įvairūs variantai. Kita vertus, tikrai tas garbės piliečio procedūra vyksta po daugelio metų ir mes šiandieną dar su Daiva Aleksandravičiene peržiūrėjom sąrašą tų žmonių ir peržiūrėjome mūsų pagerbimo fakto įteisinimą, kurį mes įteisinom taryboje. Ir tai savivaldybės laukia dideli darbai. Čia yra numatyta ir garbės knygos, tų žmonių nuopelnų surašymas. Ir įvairios vienokios ar kitokios išmokos, mirus žmogui yra numatytos išmokos, lygiai taip pat kaip jų atminties arba jų veiklos, jų darbo įveiklinimas arba pristatymas mūsų rajono ir Lietuvos bendruomeniai. Reikėtų iš archyvų visą tai ištraukti, kiekvieno garbės piliečio nuveiktų darbų pristatymą turėtumėm demonstruoti. Gal mes čia galvosime apie biblioteką, gal muziejų, gal kitas erdvės, bet mes turime grįžti ir sąžinės balsu sakydami, mes turime grįžti prie tų žmonių prisiminimo. Kitas dalykas šiandieną, kurie žmonės buvo pagerbti, tai maloniai kviesime šeštadienį 12 val. Į mūsų šventinį susitikimą. Tai tikrai galėsim tikrai pabūti kartu ir pabendrauti. Manau, kad tikrai
Didelis ačiū Jums už tą tokį jautrų dėmesį mūsų piliečiams, nusipelniusiems piliečiams. Tai kažkaip toks yra pasididžiavimo jausmas šiandieną, kad mes padarėm, kaip Algirdas sakė, gerą darbą. Tai didelis ačiū dar kartą Jums. Dabar trumpa informacija apie artėjančius mūsų renginius. Tai visus maloniai kviečiau, vakar kviečiau į Sala 545. Didelę mūsų gražią šventę, grįžtam prie švenčių sugrąžinimo mūsų rajoną, pamažu, palaipsniškai formuojant tam tikras naujas koncepcijas. Matysim, kaip mums čia pavyko. Šiandien jau dėkoju kultūros centrui už tą įtrauktį ir labai didelį darbą. Ačiū komunalininkui, ačiū seniūnams, kurie aktyviai dalyvauja tam procese ir praktiškai visi padaliniai intensyviai dirba. Tai tik tai reikia tikėtis gero oro, nors čia gal ir pakrapnos truputėlį, bet vis tiek svarbiausia yra nuotaika. Tai atsineškim gerą nuotaiką, pradėkim nuo penktadienio 20 valandos jau koncertu aikštėje, ir tiesiog džiaukimės tuo savaitgaliu. Kitos mūsų šventės, kurios yra numatomos Liepos 26 dieną, yra Švenčiausios Mergelės Marijos gyvojo rožinio kongresas, atvyksta labai daug svečių, galbūt 800, gal daugiau, tai tiesiog 12 val. Ten bus mišios, prieš tai yra bažnyčioje jau rožinio maldos, po to bus agapė, tai kas galėtumėt ir turėtumėt laiko, tai maloniai kviestumėm atvykti. Toliau žiūrint pagal datas, tai rugpjūčio 3 dieną Palėvinės arba Švento Dominiko atlaidai, didelė labai šventė ir tarptautinis meno festivalis, taip pat labai kviestumėm visus atvykti ir tai vėl visą dieną nuo 12 val. Mišių bus iki pat vakaro su koncertinė programa ir įvairiais spektakliais, vieta graži, tiesiog maloniai kviestumėm. Toliau pagal laiką tai yra rugpjūčio 15 diena Žolinės atlaidai Šimonėse, tradicinė mūsų vieta ir tikrai labai kviestumėm visus dalyvauti, atvažiuoja labai daug svečių, buvusių šimoniečių ir kupiškėnų. Tikrai vyksta ne pirmi metai puikiai organizuota šventė, didelis ačiū bendruomeniai Šimonių ir kultūros centrui ir klebonai. Taip pat 17 dieną Švento Jackos atlaidai Antašavo ir varpo kabinimas, istorinis atvejis arba įvykis, kada surastas mūsų pilietiškų žmonių paslėptas varpas, surastas, tai tiesiog galbūt ir yra Dievo dovana. Tai bus ir šventos mišios, ir varpo šventinimas. Taip pat po to bus koncertas prie Antašavos dvaro. Ir dar norėčiau pakviesti visus į rugsėjo 27 dienos derliaus šventės renginius. Turėtų būti irgi didelė šventė visur, kur mes labai maloniai kviesime bendruomenės, kviesime seniūnijas aktyviai dalyvauti, kaip ir verslą. Pristatant mūsų rajono gerybės, praeitas metas buvo puikiai šventė, kaip ir ankstesnės šventės būdavo gerai organizuotos. Tai ir čia maloniai kviesime. Tai tokia bendrai įvykių apžvalga ir pakvietimas, visus labai nuoširdžiai kviečiame, o tikiuosi gausaus dalyvavimo mūsų šventėje Sala 545. Linkiu gerų atostogų visiems, gero poilsio ir kitas mūsų posėdis yra rugpjūčio 28 dieną, 9 val. Ir tik tai primenu, kad ir mažumos valanda taip pat bus, ir valstiečius, ir liberalus kviečiame rengtis diskusijai. Ar dar turėtumėt kokiu nors pasiūlymų, skelbimų? Nėra. Tai dar kartą didelis ačiū Jums už šitą sugaištą laiką, už tai, kad priimti labai geri sprendimai. Na ir didelis ačiū už tas vieningą sutarimą tais pačiais svarbiausiais mūsų rajono klausimais. Ačiū ir iki susitikimų. Posėdis baigtas.